Sveiki, draugai! Mes turim tikslą per 10 dienų aplankyti 30 vandenlenčių parkų. Taisyklės paprastas. Per dieną aplankyti 3 parkus, kiekviename iš jų praplaukti ir tiesiog gerai praleisti laiką. Dabar jau aplankėm 4 parkus. Oras nedžiugina, vis dar lyja, šalta, tai dėl to sėdam ir važiuojam į 5. Važiuojam plauks. Dabar neblija. Ir lyja. Kaip sekasi vairuoti? Vairuoti puikiai. Kairį bus važiuoja nuostabiai. Labai minkštai, labai švelniai ir labai fainai, nes apsaugo nuo lietaus. Tai vairuoti pasate, visi vairavimo asistai labai lengvai padaro, kad galima vairuoti, per daug nesijaudint. Tai kad oras labai nedžiugina. Bet tai bus tobulas. Išlindo saulė. Išlindo saulė, pasitaisė oras. Užrakinu mašiną. Išlindo saulė, pasitaisė oras. Galime išplaukti. Tai Utenoj esam plaukę vieną kartą. Pažiūrėsim, kaip naujos figūros ir naujas etapas dabar stovi. Reikia paskubėti plauk, kol tas debesis netėjo. Tai gal jūs bėgitas? Ar esi tokiam sąlygom plaukas? Vieną kartą esu. Ir kaip sekasi šiaip plaukimas? Šiaip per tokį stiprų lietų dar geriau sekasi plaukti negu nelyjant. O prieš 5 minutės švietė saulė. Taip. Iš tikrųjų, pliaupiant lietui, aš išmokau posūkį. Kai tik pradėjau plaukti, būtent kai buvo blogas oras ir labai stipriai lijo lietus, išmokau daryti posūkį. Ir manau, kad tas lietus padėjo. Aš nebejoju, nes kai lietus taip pliaupia, gal jau taip nebefaina, nes jau sunku matyti, bet vanduo užtat toks lygus ir taip lengvai pjaunasi. Nu ką, po truputį rimta. Turint omeny, kad prieš 5 minutės švies saulė, tai... Nešaltas? Ne, vandenė labai malonu. puikus oras road tripui.
operatorius sakė, nu tai jeigu va taip lis, tai geresnis video. Nu tai... Kaip draustina? Jo. Ir man atrodo, kad čia pramogas mūsų ir baigsis, nes griaudžia. Tai ko gero, kad teks persirengt ir pažiūrėsim, gal dar išlauksim ir man plaukimo. Galios bėgti? Jo, bėgti tenais, aš tada... Bėgti tenais, o aš eisiu iki operatoriaus. Tai panašu, kad Utenos plaukimas tuo ir baigsis, nes išjunginėjam sistemą, nes griaudžia ir žaibuoja. Tai saugumo sumetimais reikia išjungti sistemą. Nežinau, pažiūrėsim, gal išlauksim dar, arba važiuosim į kitą parką. Ilona praplaukė truputį, aš pažiūrėsim, gal išlauksim, jeigu išlauksim, tai tada dar aš praplauksiu. Tai gal kas on hold. Gerai, it's go time. Turim langą, už manęs yra giedri debesis. Ten tolumoj griaudžia truputį, bet gal kaip nors, bent jau 10 minučių. Veik žaunų tame. Dar po audros turim mažą tarpą, nes jis yra apniukę. Tai reikia pasimėgauti tuo, ką turim ir kuo greičiau viską pasidaryti. Taip, tai kaip ir sakiau, Veik žaunų tame yra naujausias parkas, įsikūręs Utenos miesto centre. Turim boksą, turim inlainą, paipą, funboxą ir 2 L-kikerius. Negaliu. Kad? Lipti vandens taip pairka. Aš žaibuot? Toliau va tenai. Nesakęs? Čia anksčiau išlydęs. Tai va, dabar tik pradėjau. Ir žinoma, kuomet baigiam plaukti, pragiedrėjo oras. Ai, pačiu laiku plaukti galvom. Kaip praplaukėte? Įdomiai. Kodėl? Nes kuomet mes laukiam, kol laukiam švietė saulė, buvo šilta. Tada tu pradėjai plaukti, po 2 minučių perlenkai pradėjo lyt ir tai galų gale dar pradėjo žaibuoti. Tai mano plaukimo biškai atidėję buvom, tada visgi oras pragiedrėjo, aš galėjau plaukti ir vėlgi man plaukiant pradėjo žaibuoti ir teko grįžti krantą. Tai trumpas plaukimas, audringas plaukimas. Tai einam į mašiną ir aptarsim labiau. Na, kaip tau audringas plaukimas Utenoj? Nu, labai audringas. Atvažiavom, taip švietė saulė, galvoju, pagaliau pasitaisė oras. Ir galvoju, o tai čia bus visai gerai paplaukti. Tai kai šokau plaukti, kai prasidėjo audra. Ja, aš neatsimenu, kad paskutinį kartą tokio audroje tiesiog stovėjau ir mėgaujuosi lietum ir žiūrėjau į tave plaukiančią. Jo, viskas buvo fainai, kol pradėjo žaibuoti. Tai tada teko padaryti pertrauką, tai ir nežinau, ar aš plauksiu. Dabar matosi tenais gale ir ten šone dar vis dar yra tamsus labai debesis. Tai vis dar nusprendėm pamėginti, kad ir aš plauksiu. Kaip ir atrodė viskas okei, iki kol vėlgi pradėjo graudyti ir žaibuoti. Tai teko ir man į krantą lyst pakankamai greitai.
bendrai apie patį parką. Šiaip plaukimas buvo fainas, nes sistema pakankama ilga, yra ką paveikti, ypač jeigu nelyja smarkiai lietus. Ir šiaip pati sistema jinai yra metų senumo, tai jinai nauja, tai jinai turi jėgos, turi galios, kas būna kai kuriuose parkus, tiesiog jauti kaip sistema stoja, jeigu tu smarkiai užspjauni. Tai šiandien to tikrai nėra, plus tai yra 3 trosų sistema, tai yra aukšta pakankamai, tai jeigu oro triukus norit mokytis, puikiai vieta. Ir aš savo paauglystės metus praleidau Utenoj, aš 3-4 metus čia gyvenau ir aš, jeigu būčiau paauglystėj tokį parką turėjęs čionais, namų ežere, tai tikrai pavydžiu tiems, kurie gyvena Utenoj, turi tokį parką, nes tiesiog galima vidury miesto centre praktikuotis, treniruotis ir tiesiog mėgautis plaukti. Ir aplinka šiaip labai gražiai, yra netoli kavinė, pėsčiųjų takas gražus. Jo, tai aplink visą ežerą yra pėsčiųjų takas, sutvarkytas parkas. Ir šiaip Utena labai turi nemažai sutvarkytų gražių parkų, tai galima vėlgi važiuojant, sustoti, praplaukti, pasivaikščioti, pavalgyti mieste ir keliauti toliau. Tai tikrai rekomenduojam čia apsilankyti. O mes varom į kitą parką, nes truputį dėl žaibavimo pauzių užtrukom. Tai susitiksim su jumis kitame video, prenumeruokit ir kaip visuomet rytoj pasirodys kitas video. Iki.